Pagrindinis kalėdų atributas yra eglė. Ir ją šiandieną atvykau išsirinkti būtent čia, sodo rožėje, nes čia eglių yra labai daug, jos visos po stogu, sausos, gražios, tankios ir nekantrauju išsirinkti pačią gražiausią. Jaučiuosi kaip visiškam kalėdų miestelėje per brūkšnelį miške. Vien tik kalėdų eglučių miškas. Kiek pasirinkimo. Taip, nuo mažų ir matau didėja, kokios tankios, gražios, tiesios ir visos sausos. Labai geras patarimas, labai trumpas. Jeigu renkatės kėnį, kurį norite pasodinti, pavyzdžiui, štai šis, labai gerai atkreipkite dėmesį į jo šaknis. Ir štai čia, kol nemato, va šį kėnį tikrai galėsiu pasodinti ir džiaugtis su vaikais net ir po 10 metų ir parodyti, kaip jis gražiai auga. Eglės labai gražu ir labai kvepia, bet paprastai eglės badosi ir truputėlį greičiau numeta spyglius negu kėnis. Aš norėčiau šiais metais kėnio. Va čia koks gražus kėnis. Va, tikras gražuolis, pažiūrėkite. Labai svarbu, kėnis galvokite, kad tai yra gėlė. Jį reikia pamerkti, reikia vandens, reikia stovo. Ir aš netgi rekomenduoju atnaujinti pjūvį. Kiekvieną kartą atpjaunate truputėlį koto, kad jis galėtų pasiurbti vandenį. Ir įmerkit. Ir įmerkite šiek tiek aukščiau, kad tilptų daug gerų dovanų po apačia. Na, kartais netgi tokį aš rekomenduočiau pragenėti šiek tiek, kad tilptų daugiau žaislų. Bet čia yra skonio reikalas. Lemputės, girliandos, žaisliukai, viskas tilps. Labai gražus kėnis. Bet aš ieškau dar didesnio. Ir aš manau, aš jį čia rasiu. Tikrai rasiu. Va, žiūrėkite štai šis. Kaip toksai, siauras, tankus, labai gražios taisyklingos formos. Ir jeigu taip aukštai pakėlus pasidėti namuose, aš galėčiau dėti daug dovanų. Vaikai tikrai džiaugtųsi. Ir šis jau didelis. Bandom ieškoti dar didesnio. Bandom ieškoti patį didžiausią. Ir pažiūrėsime, kokį rasime patį didžiausią. Čia miškas. Va čia tai miškas. Į kurią pusę? Į tą pusę. Visur labai daug. Labai gražių kėnių daug. Einam čia? Keliaujam čia? Bandom čia. Štai kaip šis. Kaip jums šis kėnis? Palaukit, jeigu aš galėsiu. Nežinau, jis turbūt 3,5–4 metrų. Va šis bus greičiausiai, kad didžiausias. Šis truputėlį mažesnis. Labai geras, siauras. Va šis, pažiūrėkit. Va. Pakankamai siauras. Gerai telpa kambaryje, nereikės fotelių išmesti ir aukštas. Ir svarbiausia tiesus, labai graži forma. Čia visi jie tokios premium klasės, visi labai labai gražus. Štai išsirinkau kokį gražuolį. Opa! Man visada gražiai atrodo šie procesai. Pažiūrėkite. Viskas, supakuotas. Opa! Kalėdos atkeliauja.